Labas rytas visiems. Prieš pradedant tarybos posėdį norėčiau pateikti tokios trumpą informaciją. Šiandien bus pradėta unikali pėsčiųjų tilto darbų operacija, tai yra tos pagrindinės konstrukcijos užkėlimas ant laikančių konstrukcijų. Ir pati kulminacija bus apie, pats įdomumas galbūt nuo 10:30 valandos. Tai jeigu mes čia rezultatyviai padirbėsime, baigsime ir jeigu turėsite noro, tai galima ten apsilankyti. Kalbėjau su Alkestos vadovu, tai atvykimas galimas nuo Dainų slėnio pusės. Ten yra padaryta aikštelė, yra palapinė ir ten sudarytos sąlygos stebėti tą patį procesą. Tai jeigu tarybos nariams pasakau žiniai, jeigu turėsite noro, laiko, galite apsilankyti, pasižiūrėti. Prieš pradedant darbą taip pat norėčiau pasveikinti kolegas tarybos narius, kurie atšventė gimtadienius. Tai Jurgita Eidukevičienė, Nerijus Cesiulis ir Valius Micevičius. Sveikiname ir linkime geros kloties. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Užsiregistravo 21. Argi? Gal pakartojame? Pakartokime dar kartą. Aha. Viskas tvarkoja. Aišku, užsiregistravo 22. Čia dabar, matau vieną, kas tenai prie laimutės, kažkas. Henrikas neužsiregistravo. Ne, tai pradžioj posėdžio man svarbu. Kortelės 23 mato. 23 kortelė. Laimutės, ne. Dariau, tu kartojam gal? Dar kartojam? Kartojam, jo. Pamėginam dar kartą. Kortelę tai mato. Dariau, padėk. Ja. Užsiregistravo 23 tarybos nariai, kvorumas yra. Nedalyvauja Marius Grišmanauskas, atostogauja, Arvydas Švirmickas komandiruotėje. Virginijaus ir Danutės Remeikienės. Virginijaus Jaruševičiaus. Šios dienos tarybos posėdžio darbotvarkė buvo paskelbta. Tarybos nariai su jie supažindinti.
Parengtas sprendimo projektas dėl Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo. Pranešėja Renata Vaičiukinaitė. Labas rytas visiems. Sprendimo projektas parengtas ir išsiųstas visiems tarybos nariams. Šiuo metu yra registruoti papildomai 4 klausimai, sprendimų projektai užregistruoti laiku ir siūloma šiuos klausimus įtraukti į darbotvarkę. 3 iš jų yra susiję su investuotojo noru ateiti į mūsų pramonės parką ir vienas yra truputį keičiama sudėtis VVG grupės valdybos ir siūloma įtraukti šitos klausimus, jeigu VVG grupės įstatai bus patvirtinti, tai manytina, kad reikėtų apsvarstyti ir 4 klausimą, kuris čia nurodytas papildomu. Tai siūlau tarybai apsispręsti. Kas nori paklausti pranešėjos? Kalbėti? Nėra. Prašau balsuoti. Už tai, kad darbotvarkė būtų papildyta sprendimo projekte nurodytas klausimais. Balsavo 23, už papildymus 23. Darbotvarkė papildyta. Sprendimo projekte nurodytas klausimais. Kokiu būtų dar pasiūlymų dėl darbotvarkės? Valius Misevičius, aš siūlyčiau 3 klausimą atidėti, nes nepraėjęs kontrolės komiteto. Apie ką šis klausimas? Čia kontrolės dėl kontrolieriaus ataskaitos. Ne, 8. Ai, 8. 8. klausimas, atsiprašau, 8. 8 dėl ataskaitos. Na, iš tiesų, jeigu mes jį nagrinėtume, tai būtų kaip ir reglamento pažeidimas, nes jis, kadangi nepraėjęs kontrolės komisijos, jis negali būti nagrinėjamas taryboje. Siūlyčiau balsuoti už šito klausimo atidėjimą. Balsavo 22 tarybos nariai, už 22. Taip kad šitas 8 klausimas iš darbotvarkės išbraukiamas. Prašyčiau pritarti darbotvarkės su papildymais ir pakeitimais. Kviečiu balsuoti. Vienbalsiai, 23 balsais darbotvarkė patvirtinta. Pirmojų klausimų pranešėja Renata Vaičiukinaitė pristatys sprendimo projektą. Gerbiami tarybos nariai, pristatau sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus. Sprendimo projektas buvo parengtas, išviešintas ir jums visiems pristatytas. Komitetuose tokio pobūdžio sprendimo projektai neturi būti svarstomi. Noriu pasakyti, kad šių metų gegužės 13 dieną Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius užregistravo teikimą
kuriuo siūlo užimti administracijos direktoriaus pareigas Vytautui Jastremskui. Dėl Vytauto Jastremsko kandidatūros ir jo asmens yra gauta STT pažyma, kaip reikalauja įstatymas, ir parengtas sprendimo projektas. Primenu, kad balsavimas dėl paties skyrimo vyks slaptai ir turėtų pasirengti darbo ir balsų skaičiavimo komisiją, o dabar kviečiu merą pristatyti kandidatą. Na, Vytautas Jastremskas prieš 10-metį yra dirbęs Alytaus miesto savivaldybėje įvairiose pareigose, tame tarpe ir administracijos direktoriaus pavaduotoju, taip kad savivaldybės virtuvė jam yra žinoma, darbas žinomas. Per tą 10-metį, kurį jis dirbo kitur, jis įgavo kitų įgūdžių, kurie, manau, leis jam efektyviai panaudoti žinias ir savo gebėjimus, tvarkant miesto savivaldybės administraciją, kad jie dirbtų sklandžiai, tvarkingai, skaidriai, viešai. Ir kviečiu patį kandidatą į tribūną ir prisistatyti ir atsakyti klausimus, jeigu tokių bus. Labadiena, gerbėmėjai tarybos nariai, merė, vicemerė, svečiai, kolegos galbūt būsimi, jeigu tarybos valia tokia bus. Merė, nežinau, ką ir pasakyti, jūs viską labai trumpai ir aiškiai pasakėt. Iš tikrųjų, dirbau kurį laiką savivaldybės administracijoje, vėliau teko 10 metų ir šiuo metu dirbu versle. Kokius įgūdžius įgyjau per tą laiką? Aš manau, kad tuos įgūdžius, kurie versle vertinami, tai yra sugebėti organizuoti darbą, kad jis būtų efektyvus, rezultatyvus, sugebėti motyvuoti žmonės, tiek, kiek man teko dirbti. Nes kada organizacija yra gera, kada jį gerai dirba, kaip sakiau, efektyvi, mano galva, rezultatyvi ir turinti tikrai motyvuota komanda, kuri dirba tam, kad tuos rezultatus generuotų. Ką dar galėčiau pasakyti? Gal tiesiog jūs užduokit klausimus ir aš pabandysiu atsakyti juos. Kas norėtų paklausti? Nėra? Nematau. Tuomet kviečiu balsuoti. Tai balsavimas slaptas, 20 minučių pertraukėlė. Taip, jo. Gerbiami tarybos nariai, visi apsidžiaugiam, kad kandidatui nėra klausimų, aš irgi turim pasitvirtinti biuletenio pavyzdį, be abejo, ir dar kviečiu minutėlį susikaupti. Pristatom biuletenio balsavimo pavyzdį ir jau tai darėt ne vieną kartą, tikriausiai viskas paprasta yra. Balsuojam. Kviečiu balsuoti. Vienbalsiai slapto balsavimo biuletenis patvirtintas. Skelbiama 20 minučių pertrauka. Balsų skaičiavimo komisija, prašau pasiruošti darbui. Slaptas balsavimas vyks 201 kabinete. Matau, tarybos nariai sugrįžo į savo darbo vietas. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką Nerijų Jauneiką prašau pranešti slapto balsavimo rezultatus ir perskaityti protokolą.
2015 m. gegužės 14 dienos protokolas dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo. Balsų skaičiavimo komisija sudaryta iš tarybos narių Nerijaus Jauneikos, Nerijaus Česiulio, Vyto Jezepčiko, Kęstučio Ąžuolo, Sauliaus Janulevičiaus. Išduota 23 biuleteniai dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo. Atidarius balsavimo urną rasta 23 biuleteniai. Rezultatai. Skirti 21 balsas, neskirti 2, negaliojančių 0. Pasirašė Nerijus Jauneika, Nerijus Česiulis, Kęstutis Ąžuolas, Saulius Janulevičius ir Vytautas Jezepčikas. Česiulis, atsiprašau. Ačiū. Prašau balsuoti dėl sprendimo projekto. Oi. Teisingai, prašau tarybos narius patvirtinti slapto balsavimo rezultatus ir protokolą. Taip, protokolas patvirtintas vienbalsiai. Kas norėtų paklausti pranešėjo dėl sprendimo projekto? Nėra. Aš norėčiau paklausti dėl priemokos. 60% yra priemoka nustatyta. Ar čia yra naujai nuspręsta, nes anksčiau būdavo administracijos direktoriaus lygmenyje ir nenustatydavo priemokos dydį? Tai aš dėl priemokos. Noriu pasakyti, kad taip, administracijos užmokesčio mokėjimo tvarkos apraše, kurį laiką buvo administracijos direktoriaus įsakymu nustatytas galimas didžiausias priemokos dydis administracijos darbuotojams, taip pat ir politinio pasitikėjimo tarnautojams. 40%. Šiuo metu yra padarytas pakeitimas šiame apraše ir didžiausias leistinas dydis priemokos nurodyta 60%. Daugiau klausimų? Nėra. Ačiū. Prašau balsuoti dėl viso sprendimo projekto. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Sveikinu naująjį administracijos direktorių Vytautą Jastremską. Antrojų klausimų nusišalinu nuo svarstymo ir pirmininkavimo posėdžiui. Pirmininkavimą perduodu savo pavaduotojui Tautvydui Tamulevičiui. Antrasis darbotvarkės klausimas pranešėja Renata Vaičiukynaitė. Pristatau tarybos sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo. Toks sprendimo projektas gimė pirmą kartą, anksčiau, kadangi meras buvo renkamas tarybos, tai su mero išrinkimu kartu būdavo nustatomas ir jo darbo užmokestis. Šiuo metu yra vietos savivaldos įstatyme nustatyta tarybai pareiga nustatyti mero darbo užmokesčio dydį, tačiau jis yra aiškiai apibrėžtas valstybės tarnybos ir valstybės politikų įstatyme. Tai iš esmės formalus dalykas, kviečiu tarybą apsispręsti ir balsuoti.
Kas nori paklausti pranešėjas? Taip, prašau. Norėčiau paklausti, kiek prieš tai buvęs meras gavo, kokį buvo atlyginimas? Ten yra minimalus, kaip ten bazinis, ar kaip ten yra tas? Taip, šiuo metu yra nustatyta 18 bazinio dydžio pareiginė alga. Praėjusios kadencijos meras gaudavo 10,5, tai buvo padarytas pakeitimas pabaigoje kadencijos, anksčiau buvo iki 9. Daugiau klausimų? Nematau. Gerai, kviečiu balsuoti dėl sprendimo projekto. Kažkaip, nes vicemeras įjungė savo mikrofoną, dingo, ar spėjom pamatyti, 22 ir 22 už pirmininkaujantį, kviečiu paskelbti rezultatus. 22 balsais sprendimas priimtas, toliau posėdžiui pirmininkauti kviečiu merą Vytautą Grigaravičių. Trečiasis klausimas. Pranešėja Renata Vaičiukinaitė. Teikiu sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo. Tarybos komitetas šiuo metu siūlomas tvirtinti iš frakcijų atstovų ir 3 tarybos nariai, 3 tarybos narių grupė yra pasiūliusi savo atstovą. Sprendimo projektą matote, jis šiek tiek skiriasi nuo to, kuris buvo iš pat pradžių viešintas, nes tiesiog nebuvo visos kandidatūros pateiktos. Tai mero teisė yra siūlyti kontrolės komiteto pirmininką ir pavaduotoją. Noriu pasakyti, kad meras savo teikimu komiteto pirmininko vietą yra pasiūlęs 2 pretendentus. Alfabeto tvarka sakau, tai Vytas Jezepčikas ir Jurgis Krasnickas. Meras teikia abi šias kandidatūras ir prašo tarybos apsispręsti dėl pirmininko ir jo manymų, kad kitą kandidatūrą į pavaduotojo vietą jis teiks tam asmeniui, kuris nebus išrinktas pirmininku. Kas norėtų paklausti? Norėčiau paklausti, man atrodo, kadangi mes esame koalicijoje, šitas postas priklausytų opozicijai, o opozicija pasiskelbusi pas mus vienintelė nepasiskelbusi. Nėra. Nepasiskelbusi, de facto. Aš irgi norėčiau pasisakyti, iš tikrųjų pagal savivaldos įstatymą tai taip ir priklausytų, kaip kolega sakė. Bet socialdemokratų frakcija nėra opozicinė frakcija, nėra tai pasiskelbusi, bet jinai nėra daugumoje. Tai lyg tai logiškai rikuotųsi taip, kad turėtų būti iš socijo. Pagal, kad nepažeisti ir to reglamento, manau, kad būtų logiška. Na, bet įstatymas ir įstatymas, pažeidžiamumo kaip ir neturim. Dar norinčių pasisakyti? Dar kartą norėčiau pasisakyti, aš kadangi jau esu buvęs pirmininku šios pareigose, tada buvome oficialiai opozicija, visumoje geriau skaityti, mano nuomonė asmeninė, vis dėlto šį postą geriau būtų tiem žmonėms, kurie nėra pozicijoje. Būtų logiškiau ir naudingiau savivaldai. Mano tokia asmeninė nuomonė. Aš atsisiūlyčiau balsuoti už Jurgį Krasnicką, kad bent rekomenduoti Jurgį Krasnicką pirmininku. Bet jūs savo kandidatūros neatsiimat? Atsiimu savo kandidatūrą.
Aš gal truputį dėl procedūros. Jeigu kandidatas lieka vienas mero siūlymu, tai galimas balsavimas papunkčiui dėl sudėties ir dėl pirmininko, arba tiesiog įrašant pirmininko pavardę ir balsuojant už visą sprendimo projektą. Tik antra pozicija pavaduotojo irgi teikiama mero siūlymu, tai reikėtų išgirsti jūsų siūlymą, ką siūlote į tą antrą poziciją tada. Nes jau lik ir nebeveikia tas principas, kad tas, kuris nepaskirtas pirmininku, yra siūlomas pavaduotoje. Tai tokiu atveju aš matyčiau pavaduotojų, norėčiau matyti Jezepčiką. Tinka. Taip, jeigu visi pasitikė, sutinku. Tai suprantu, kad balsavimas už visą sprendimo projektą. Sprendimo projekte bus įrašyta 2.1. Skirti Jurgį Krasnicką kontrolės komiteto pirmininku ir 2.2 skirti Vytą Jezepčiką kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją. Tai balsuojame tuomet. Už sprendimo priėmimą balsavo 23, vienas susilaikė. Sprendimas priimtas. Kontrolės komisijos pirmininką turime. Sveikinu. Ačiū. Ketvirtasis klausimas. Pranešėja Renata Vaičiukinaitė. Teikiu tarybai sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarimo. Komisijos sudėtį matote ekrane. Komisijos narius pasiūlė frakcijos ir pirmininkas yra šiuo atveju skiriamas mero teikimu. Meras yra pasiūlęs pirmininkauti Saulių Janulevičių. Kas norėtų paklausti? Kalbėti? Nėra. Balsuojame. Vienbalsiai. Sprendimas priimtas. Toliau. Penktasis klausimas, vėlgi pranešėja Renata Vaičiukinaitė. Nespėjau ir pati atsiversti. Teikiu tarybai projektą dėl tarybos etikos komisijos sudarymo. Noriu tik pasakyti, kad pagal įstatymą ta pati situacija yra etikos komisijos pirmininko vieta, kaip ir turėtų būti opozicijos. Šiuo atveju meras yra teikęs siūlymą skirti pirmininkę Danutę Remeikienę, o taryboje tada kviečiu padiskutuoti arba balsuoti. Kas norėtų paklausti, kalbėti? Aš noriu pasakyti, kad aš manau, kad vis dėlto turėtume lankytis tokio pačio principo, kaip buvo laikomas ir prieš tai, nes vis dėlto mes oficialiai nepasiskelbė opozicija, nei kiek nebijoju, kad tas bus padaryta, bet kad tai padaryti reikia, kad pozicija išdėstytų savo programą ir kaip jie ruošis ir ką įgyvendyti, tada pozicija galės padėstyti, kur palaiko, kur nepalaiko ir ką mes veiksime. Tai šiuo atveju ne dėl mūsų kalties nežeidžiu nieko, negalim apsiskelbti opoziciją. O kad būsime opozicijoje, tai gerbiamas meras tikriausiai puikiai suvokia, pats yra išreiškęs tokią, kaip ir direktorius sakė, gerai, kad yra kažkam pooponuoti, kaip patvirtinom bent 2, tai aš manau, kad tas tik laiko klausimas ir jeigu laikomės reglamento ar nuostatų, vis tiek visiškai akivaizdu, jeigu šio laiko socdemai nepasirašė, vadinasi, jie tikrai nebus pozicija.
Tai koks jūsų siūlymas būtų? Aš Sakyti, kad tai yra tik papildomas darbas, o daugiau čia didelės garbės nėra. Aš, galima merė, aš noriu priminti, kad socialdemokratų partijos frakcija buvo teikusi siūlymą ir jis yra pasiekęs merą dėl Nerijaus Cesiulio kandidatūros, tai jie ir laikosi tos pozicijos. Gerbiamas merė, atsiimu savo kandidatūrą į pirmininkus. Aišku, supratau. Aš tai norėčiau tik tai atsakyti Jurgiui, kai jūs išgirsite mūsų bendrąją programą, aš manau, kad prisijungsite, o nebūsite opozicijoje. Kartu irgi replikos teisė. Matote, iš to amžiaus aš ne mergaitė, manęs įkalbinti negalima. Moteriškas galima priešnekyti, o vyrai laikosi kitokios pozicijos. Jeigu pasakiau ne, vadinasi ne. Vadinasi, būsim opozicijoje. Aišku, ačiū už nuomonę. Tai siūlau balsuoti. Vienbalsiai, 23 balsais, sprendimas priimtas. Ačiū. Sekantis klausimas. Pranešėja Renata Vaičiukinaitė dėl administracinės komisijos sudarimo. Taip, dar kartą noriu kreiptis į tarybą, pristatau sprendimo projektą dėl administracinės komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarimo. Administracinės komisijos sudėtį matote. Noriu pasakyti, kad pirmininkas administracinės komisijos privalo būti paskirtas iš tarybos narių. Visi kiti kandidatai be tarybos narių yra pasiūlyti laikinai einančio pareigas direktoriaus administracijos. Tai yra patyrę žmonės, valstybės tarnautojai, kurie ne pirmus metus toje komisijoje dirba, bet ta komisija matyt be jų dirbti negali, jie geriausiai žino tvarkas, kurias pažeidžia mūsų gyventojai ir ta komisija nėra linksma, jinai dažniausiai baudžia. Tai matote sudėtį ir pirmininku meras teikia Henriką Šivoką, o jo pavaduotojų ilgametį teisės skyriaus specialistą Romualdą Paulauską. Kas norėtų paklausti? Kalbėti? Nėra. Balsuojame. Sprendimas priimtas vienbalsiai, komisija sudaryta. Ačiū. Ačiū. Dėl sekantis klausimas, dėl miesto mero, Alytaus miesto savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos sekretoriato sudarimo, pranešėjas Giedrius Šimas. Pristatau klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarimo pakeitimo. Kadangi pasikeitė vietos savivaldos įstatymas ir šiuometinis tarybos sekretoriatas netitinka įstatymo raidės, todėl siūlomas yra šis sprendimo projektas. Buvo pristatytas komitetuose, buvo pritarta jam. Kas norėtų paklausti? Kalbėti? Ne. Balsuojame. Balsavo 24. Sprendimas priimtas. Dėkoju.
Kadangi 8 klausimas iš darbotvarkės išimtas, nagrinėjame 9 klausimą, pranešėjas Marius Jasaitis. Vietos veiklos grupės, tai yra dėl grupės steigimo sutarties projekto pritarimo, dėl šios asociacijos įstatų, taip pat dėl sutikimo registruoti asociaciją šią Alytaus miesto savivaldybės patalpose, taip pat įgalioti balsuoti teisės skyriaus vedėją darbotvarkės klausimais, tai yra dėl valdymo organų ir pavesti apmokėti buhalterinės apskaitos skyriui steigimo išlaidas. Minėtas klausimas buvo pristatytas visuose komitetuose. Vakar buvo šis įstatų ir steigimo sutarties projektas pristatytas notariai. Truputėlį padaryti kosmetiniai pakeitimai, bet iš esmės jie nei pačio sprendimo, nei įstatų, nei sutarties projekto nekeičia. Į juos buvo atsižvelgta ir prašom jūsų pritarimo. Kas norėtų paklausti? Nėra, kalbėti irgi nėra norinčių. Siūlau balsuoti. Taip, vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū. Sekantis klausimas, pranešėja Renata Vaičiukinaitė. 10 klausimas. Pristatau tarybai sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 15 metų vasario 26 dienos sprendimo numeris T51 dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į seniūnaitijas pagal gyvenamąsias teritorijas pirmo punkto pakeitimo. Šis sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į tam tikrą susidariusią situaciją. Šiuo metu direktoriaus įsakymu yra paskelbti seniūnaičių rinkimai. Gyventojai, bendruomenės nariai, norintys dalyvauti tuose rinkimuose, pastebėjo tam tikras techninės klaidas. Tai yra pamesti gatvių namų numeriai. Ir kitokios tokios techninės klaidos, 2 gatvių tiesiog nebuvo įtraukta į tuos sąrašus seniūnaitijų. Noriu padėkoti urbanistikos skyriui, merginos padėjo, mes iš tiesų labai atidžiai revizavom visą šitą pirmąjį punktą, atidžiai peržiūrėjom gatves, dabar norim pasakyti tiek Lina Navašinskinė, tiek aš, kad surinktos ir sudėtos jau visos gatvelės, visi numeriukai ir prašau tarybos tiesiog be nagrinėjimo komitetuose pritarti šiam sprendimo projektui, kad būtų jau techniškai sutvarkytas ir žmonės galėtų ramiai ir drąsiai balsuoti ir žinoti, kuriuose seniūnaitijose jie yra priskirti. Kas norėtų paklausti? Norėčiau pasiteirauti, ar buvo kreiptas į visuomenę dėl gatvių pavadinimų, dėl seniūnaitijų pavadinimų? Nes mano žiniomis, sakot, kad ne. Nes pasigirdo nemažai nuogastavimų, kad žmonės tiesiog nesutinka su pavadinimais. Nebuvo kalbėta su visuomenė. Aš kol kas susilaikysiu, ačiū. Tarybos narys gali susilaikyti, taip jo teisė. Sprendimas pirmasis, kurį dabar bandom pataisyti, buvo priimtas vasario mėnesį. Daug iečių buvo čia, viskas vyko apie metus. Sprendimo projektas buvo viešintas ir, kaip sakyt, kabėjo internete labai daug laiko. Iš visuomenės nebuvom gavę jokių prašymų dėl pavadinimų. Iš esmės, aš tiek suprantu, kad tuo metu, kada buvo rengiamas pirmasis sprendimo projektas, tai seniūnaitijų pavadinimai buvo pagal nusistovėjusias gyvenamąsias teritorijas, tokios kaip Domantonių, Likiškių, arba taip pagal nusistovėjusias kažkokias tradicijas, kaip yra suteikiami pavadinimai gatvėms Alytuje. Maždaug tokiu keliu buvo tuo metu nueita. Bet sakau, kad anam sprendimo projektui niekas niekur nepateikė, nors tuo metu jau veikia ir tarybų, bendruomenių tarybos.
Taip kad aš manau, kad išrinkti seniūnaičiai turės gražų darbą pasitarti su savo teritorijos gyventojais ir jeigu jie norės, tai čia nėra, kaip pasakyti, įstatymas, taip kaip šiandien techninės klaidas pataisom, taip mes galėsim pasvarstyti dėl pavadinimų, kuriais bus nepatenkinti bendruomenės nariai. Nerijus Cesiulis. Gerbimi kolegos, aš tai siūlyčiau balsuoti šitą sprendimą, nes 56 000 gyventojų gali prisigalvoti visokių pavadinimų. Buvo laikas derinti, buvo laikas siūlyti pavadinimus. Aš manau, tas laikas praėjo, dabar laikas yra priiminėti sprendimus. Ačiū. Gali būti ir 100 000 gyventojų, bet turim atsižvelgti gyventojus. Ir aš pats bendruomeniai dirbu. Ir apie tai bendruomenė negirdėjo, bet jeigu iš teisinės pusės galima keisti, tai tada balsuosiu už. Ačiū. Kviečiu balsuoti. Dvidešimt 24 balsais sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū tarybai. 11 klausimas. Pranešėjas Adomas Andrušaitis. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Pristatau sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės 2007 spalio 25 dienos sprendimo numeris T211 dėl dalyvavimo viešosios įstaigos Alytaus krepšinio klubo Savingis veikloje pripažinimo netekusių galios. Sprendimo esmė: įstaiga įstatymo nustatyta tvarka baigė savo veiklą ir tarybos sprendimas susijęs su dalyvavimu šitos veikloje tampa neturintis galios. Komitetuose visuose pristatytas klausimas, visi komitetai pritarė. Kas norėtų paklausti? Kalbėti? Nėra. Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas vienbalsiai 24 balsais. Ačiū. Sekantis klausimas. 12. Pranešėja Palmira Raškauskienė. Labą dieną, gerbimi tarybos nariai. Pristatau klausimą dėl Alytaus miesto plėtros iki 15 metų strateginio plano 2013-2015 metų investicinio plano papildymo. Klausimas yra pristatytas komitetuose pritarta. Kas norėtų paklausti? Sakykite, kolegos, norėčiau paklausti pranešėjos, ar nėra kito objekto alternatyvaus ar kelių objektų alternatyvių, kur dar galėtume šios pinigus skirti arba numatyti? Kaip jau akcentavome, pristatydami klausimą, tai yra šitas objektas siūlomas todėl, kad jisai atitinka nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos tikslus ir jisai turi realiausią šansą gauti finansavimą. Tai visi mūsų 13-15 metų plane esantys objektai neturi šitų požymių, kadangi tai yra gatvės asfaltavimui, žvyruotos. O šitas yra būtent apvažiavimo kelyje ir jisai susijęs su eismo saugumu. Šitas projektas yra įtrauktas į šitą mūsų savivaldybės saugaus eismo gerinimo 15-16 metų programą ir už tai yra siūlomas. Papildau klausimą, ar tik tai šitoj vietoj galima skirti pinigus ir daugiau niekur kitur, ar yra galimybė ir kitur kažkur? Mano buvo toks klausimas. Kadangi yra apvažiavimo kelyje, tai pas mus apvažiavimo keliai yra būtent šita gatvė, o kitose gatvėse
Tai yra šiauriniam apvažiavime nėra aktualu. Aš labai atsiprašau, patikslinsiu Nerijos klausimą. Yra alternatyvų šitam ar nėra? Atsakykite trumpai ir aiškiai. Nėra. Mes Nėra. manom, kad neradom. Nu, jeigu profesionalai sako, kad nėra, tai mes sutinkam. Daugiau klausimų? Nėra. Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas vienbalsiai 24 balsais. Ačiū. 13 klausimą pristatys Auksė Jonienė. Labadiena, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai. Pristatau klausimą, kuris buvo apsvarstytas komitetuose ir šiam klausimui buvo pritarta dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo. Kolegos, paklausykime. Tai yra valstybės turtas šiuo metu, kuris mums po jūsų sutikimo taryboje bus perduotas nuosavybėn ir vėliau mes jį perduosime patikėjimo teisę valdyti Jurgio Kunčino viešai bibliotekai. Tai prašyčiau pritarti šiam klausimui. Kas norėtų paklausti? Nėra, kalbėti? Nėra. Siūlau balsuoti. Sprendimas priimtas vienbalsiai, 24 balsais. Ačiū. Sekantis klausimas. Pranešėja ta pati, Auksė Jonienė. Kitas klausimas dėl negyvenamųjų patalpų Putinų gatvė 22 Alytuje perdavimo panaudos pagrindais Alytaus kraštotyros muziejui, taip pat klausimui komitetuose pritarta. Tai dar trumpai, jeigu apie šį sprendimo projektą, tai jau tame pastate esančios patalpos kraštotyros muziejui yra perduotos 4 metams valdyti, naudoti ir disponuoti pagal panaudos teisę ir prašom dar 28 kvadratus papildomo ploto, kurį jie išnaudos pagal funkcijas. Prašau pritarti. Paklausti. Yra norinčių? Nėra. Kalbėti? Nėra. Balsuojame. Sprendimas priimtas vienbalsiai, 24 balsais. Ačiū. Sekantis klausimas. Dėl negyvenamųjų patalpų Vingio gatvė 15 Alytuje nuomos viešo konkurso būdu. Klausimui komitetuose pritarta ir noriu trumpai apie šį klausimą, stengiantis, kad kuo efektyviau ir ekonomiškiau būtų naudojamas mūsų savivaldybės turimas turtas, tai yra laisvos patalpos. Mes stengiamės, kad nuomos konkurso būdu arba kam pagal panaudą yra numatyta įstatymų, tai patalpas panaudoti ir šiuo atveju taip pat yra išreikštas noras, kad patalpos būtų išsinuomotos ir dėl to mes prašom pritarti ir skelbsim nuomos konkursą ir tikimės, kad tos patalpos bus sėkmingai išnuomotos. Ačiū. Nerijus Cesiulis. Norėčiau paklausti, mačiau paskirtis patalpų švietimo ir kultūros. Sakykite, jei aš nežinau tų patalpų gerai įdėjus verslo, bet nepribojus paskirties gal ta nuomos kaina pakiltų, nes tarkim, apribojus švietimo ir kultūros paskirtį, tai jau yra labai tik tai tam tikrus siaurus rėmus, bet jei ta paskirtis galėtų būti bet kokia, tai galbūt atsirastų ir kitų nuomininkų, kurie galėtų tą nuomos kainą kilstirti ir iš to savivaldybė gautų didesnę naudą. Tai šiuo atveju mes esam susidūrę dėl paskirties keitimo su kitomis patalpomis esančiomis Putinų gatvėje
ir stengsimės pakeisti tą paskirtį, kad mūsų nuomininkas nepabėgtų ir iš tikrųjų pagerintų mūsų tą pastatą. Na, o šiuo atveju, kadangi nėra išreikštas poreikis pakeisti tą paskirtį ir visos organizacijos, asociacijos, kurios ten šiuo metu yra įsikūrę, joms ta paskirtis neturėjo jokios reikšmės, tai dėl to kažkaip nebuvo toks klausimas svarstytinas iš tikrųjų. Daugiau klausimų? Bet aš manau, aš tik prie to, ką pasakė Nerijus, aš manau, kad yra vis dėlto savivaldybės interesas ir kuo platesnė galimybė įvairios paskirties, tuo yra geriau savivaldybei. Tuo didesnės galimybė gauti didesnės pajamas. Taip šiuo atveju aš manau, kad Nerijus klausimą kėlė teisingai. Mums norėčiau dar papildyti truputėlį. Tai mums tuomet reiktų, aišku, šiuo atveju čia truputėlį gal net nežinau, į kokią paskirtį reiktų keisti, todėl kad tai yra buvusi mokyklėlė, dabar šiuo metu jau praktiškai pastatas visas yra užpildytas, labai mažai ploto yra likę neišnaudoto, tai vat tam likučiui ploto mes dabar ir skelbėme, o kaip ir minėjau, jeigu būtų poreikis, mes tikrai tai atsižvelgtume. Daugiau klausimų? Aš dar repliką, vis tiek logika nesueina, atsiprašau pranešėjos, aišku. Bet jeigu būtų poreikis, tai gal iš pirmo mes padidinkim galimybės, o po to spręsime apie poreikį. Dabar mes paskeliam švietimui, nebus, po to keisim paskirtį ir taip toliau, tai galvokim logiškai. Tai tiesiog mums reiktų žinoti, į kokią paskirtį tuomet mums keisti tą likutį tų patalpų tiesiog, ar komercinė paskirtis, ar gamybinė, nes kaip ir Putinų gatvėje susidūrėm su tuo, kad žmonės norėdami dalyvauti europiniam projekte ir pagerinti mūsų turtą, įrengti ventiliaciją, kurios nėra ir visus ten kitus dalykus, kurių reikia jų veiklai, yra numatyta sąlygose dalyvaujant to projekto, kad paskirtis turi būti gamybinė. Tai jeigu mes šiuo atveju pakeisim į komercinės, o ateis tam, kam reikia kitos paskirties, tiesiog, kad mes galbūt galime į nuomos sąlygas įsitraukti, kad su galimybė pakeistis, tai aš manau logiškiau būtų. Tuomet tas objektas būtų patrauklesnis. Tai atsižvelgsim į tai, galim tuomet, kad Viskas, klausimai. Baigti. Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas, vienbalsiai 24 balsais. Ačiū. Sekantis klausimas. Dėl negyvenamųjų patalpų Putinų gatvė 22 Alytuje perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Vaiko ir mamos dienos centrui Kutis pratęsimo. Jie pagal panaudą jau ne vienerius metus tose patalpose, yra nemažai investavę į tas patalpas, pateikė dabar savo ataskaitą, kad buvo per vien praeitus metus 20 nemokamų renginių suorganizuota tose patalpose ir šiuo metu prašo pratęsti panaudos sutartį. Tokią galimybę jie turi pagal panaudos sutartį, kurį jiems galiojo, kad jeigu tvarkingai vykdo visas tas sąlygas, tai prašom pratęsti. Klausimų? Nėra. Balsuojame. Sprendimas priimtas vienbalsiai, 24 balsais. Ačiū. Sekantis klausimas. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo, taip pat klausimui komitetuose yra pritarta. Visos, pabrėžiu, reikiamos pažymos tam turtui nurašyti yra gautos, kadangi turtas nuosavybės teisė priklausė Kultūros ministerijai ir Martyno Mažvydo bibliotekai. Jų sutikimai atsižvelgiant į tuos dokumentus taip pat yra gauti. Visos procedūros reikiamos įvykdytos, prašom pritarti. Klausimų? Nėra. Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū.
Sekantis klausimas. Pranešėja Izida Baliukinienė. Savivaldybė kreipėsi UAB Ultra Aroma įmonė su prašymu išnuomoti žemės sklypą Alytaus pramonės parke. Tai Lietuvos įmonė, šokolado gamintoja, turinti dabar gamybą Vilniaus rajone ir jie parengė Europos struktūrinių fondų finansavimui naują projektą, naujos gamyklos statybai ir numatė, kad mūsų Alytaus pramonės parkas tam būtų patraukliausia vieta. Įmonė planuoja investuoti apie 3,5 milijonų eurų į gamybos sandėliavimo administravimo patalpų statybą bei įrangą ir numato įdarbinti 40 Alytaus gyventojų. Investicijų sutartyje, kaip ir kitose investicijų sutartyse, numatėme, kad įmoniai investavus 725 tūkstančius eurų į 1 hektarą bus suteiktos lengvatos 10 metų nekilnojamo turto mokesčio ir žemės nuomos mokesčio, o per 2 metus įmonė įsipareigoja pradėti veiklą ir įdarbinti 40 darbuotojų. Kas norėtų paklausti? Kadangi komitete nebuvo šito klausimo, buvo tik tai pristatyta, ar pritartume, sakykite, bendraujame su miestiečiais, kada ta gamykla galėtų startuoti, tarkim, po 2, 3, 4 metų, pagal jūsų informaciją. Jau sutartyje jie įsipareigoja per metus pradėti statybas, po 2 metų pradėti veiklą. Daugiau klausimų? Nėra. Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Ačiū. Papildomas 19 klausimas. Pranešėjas Mindaugas Matažinskas. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Kadangi prieš tai pritarėt sprendimo projektui dėl investicinės sutarties, tai pristatau sprendimo projektą dėl žemės sklypo Artojų gatvė 33, savivaldybės valdomo patikėjimo teisė Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono, investuotojui UAB Ultra Aroma. Kas norėtų paklausti? Nėra. Balsuojame. Vienbalsiai. Ačiū. Sekantis papildomas klausimas. Sekantis klausimas taip pat susijęs su tuo pačiu investuotoju, tai pristatau sprendimo projektą dėl žemės sklypo Artojų gatvė 31, savivaldybės valdoma nuosavybės teisė Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono. Kas norėtų paklausti? Nėra. Balsuojame. Balsavo 22, prieš susilaikiusių nebuvo, sprendimas priimtas. Ačiū. Sekantis papildomas klausimas pristatys Marijus Jasaitis. Pristatau sprendimo projektą dėl 2015 m. balandžio 10 dienos sprendimo, tai 110 Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdymo organus deleguotų asmenų pakeitimo ir šiuo tarybos sprendimu pakeičiama ir deleguojama į Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdymo organus Lina Sosunovičienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas ir Izida Baliukinienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Kas norėtų paklausti? Pasisakyti? Nėra. Kviečiu balsuoti.
24 balsais sprendimas priimtas. Visi darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Dėkuoju už konstruktyvų darbą. Posėdį baigiame. Geros dienos visiems. Prie tilto jo, ką veda smalsumas, kviečiu apsilankyti prie tilto.